Nu, vat, Surski, jūs kaip rimtas politologas, pasakykit, ar paviešinta slapta pažyma yra slapta ar ne? Turim dėti abi pusės ant svarstyklių, žmoniškai. Ant vienos pusės pažyma, ant kitos paviešinimas. Tai kiek lėkščių turi svarstyklės? Ant vienos pažyma, ant kitos paviešinimas. Tai kur slaptumo svoris? Slaptumas randasi pas svėrėją. Temydės akis yra užrištos. Kokią jūs čia demagogiją vedat? Čia yra ne demagogija, o demokratija. Kol pažyma randasi pas saugumą, tol jinai yra slapta. Kaip tik tais pažyma atsiduria pas prezidentę, kuri yra išrinkta demokratiškai, reiškia, pažyma tampa neslapta. Čia yra toks valdžių pasidalinimo principas. Nu, nieko nesupratau. Turbūt ir žiūrovas nieko nesuprato. Jūs man tiesiai šviesiai pasakykite, kas sės už slaptos pažymos neteisėtą išviešinimą? Jeigu jūs vietoj to, kad vakarais žiūrėtut Первый Балтийский, jūs užuot tą Первый Балтийский žiūrėjęs, užuot to vartytut baudžiamąjį kodeksą, jūs pamatytumėt, kad sėdi vagiai. Taip? Nu, taip. Pasiekite pažymos kelionę, kaip jinai keliavo visą kelią. Kuriam etape ji buvo pavogta, ne jokiam. Tai už ką sodint? Už paviešinimą. Ne, jūs pasižiūrėkite šitą pelę, aš jau negaliu ją žiūrėti. Ne. Ministerijos išleidžia milijonus savo reikalų paviešinimui. Samdo specialistus, žurnalistus, svarsto, kaip čia geriau padarius, kad kuom daugiau žmonių išgirstų, pamatytų tą jų išviešinimą, jų visų pažymų ir projektų. O šitą pelę siūlo sodinti. Pasižiūrėkite šitą pelę. O atsiprašau, o ko tada ieškojo STT ir prokuratūra? Vagių ieškojo. Vagių nerado, dėl to yra primo. Mes džiaugtis turim, kad šaly mažėja vagių. Nerado vagių nei BNS, nei prezidentūroje. Ne, nu čia visiška demagogija. Visiška. Demagogija yra demokratijos motina.